Tai Gintarė, kas lengviau, treniruoti ar žaisti? Nu, dar į trenerio poziciją šiaip nepretenduoju, čia tik taip gavosi, kad teko pavaduoti trenerį, o šiaip aišku smagiau žaisti ir nesukti savo galvo, žiūrėti kaip tu žaidži, o ne stebėti kaip visa komanda žaidžia. Na, nors tai teko pavaduoti trenerį, tai reikės užduoti tą standartinį klausimą, tai kaip visgi įvertintumėt šios dienos rungtynes, kas pavyko, kas nepavyko? Pirmoji pusėje buvo tokių nesklandumų, gal taip nesusikaupusios atvažiavom anksti, negavom nei prasimesti, nei prasieiti, kažkur prasitampyti ir toks matėsi, kad nepataikom ir metimų, ir tritaškiai iš vis nėjo, bet paskui kažkaip susikaupėm, apšilom ir pradėjom žaisti antroji pusė. Tai tiek. Tai Miglė, kaip šiandienos rungtynės vėl užpylė varžovių krepšį taikliais metimais, tai kaip čia taip gavosi? Labai buvo daug ir netaiklių metimų, bet kažkada vis tiek reikia įmest. Na, rezultatas nelabai mus tenkina, galvojom, kad bus geriau. Na, bet kaip matėt, nepataikė metimų, nes gavom mažai laiko apšilt, neprasimetėm, tai to pasekoje va toksai rezultatas, kad mažai tų taškų įmetėm. Būtent tai buvo pagrindinė priežastis, prastas apšilimas ar kažkas tokio, jog šios rungtynės esmingai skyrėsi nuo tų, kurias mes matėme pirmajame rate, kai jūs laimėjote didesnių negu 90 taškų skirtumų. Tai mūsų rotacija dar sumažėjo, mūsų yra mažai, greit pavargstam, tų keitimų labai nedaug, tai tas tiesiog nuovargis fizinis ir šiaip labai šiandien vėlėmės į tas kalbas su varžovėm, labai įsileidom jas į savo galvas, tai tas irgi tikrai nepridavė puikaus rezultato. Kalbos ir padėjo čia rungtynių pabaigoje, kur atrodo likus 15 sekundžių, niekas jau viskas rungtynėse aišku, tačiau vis tiek tokios lengvas kibirkštėlės įvyko tarp dviejų komandų žaidėjų. Na, aš jau rungtynių eigoje supratau, kad tikrai turėtų kažkas tokio būti, taip ir atsitiko. Na, bet krepšinis toks yra, aikšteliai visos turi muštis dėl to kamuolio, tai aš viską puikiai suprantu ir pati esu nešventa irgi pridirbu nesąmonę. Tai normalu tas pyktis toksai. Mes vis tiek esam lygos pirma komanda, normalu, kad norisi parodyti, ką sugebint, tai sakau, viskas suprantama. Treneri, po paskutinių rungtynių kalbėti rungtynės su Aistėmis bus tarsi proga išbandyti jėgas su tokio pajėgumo varžovėmis ir pasirengti naujiems iššūkiams. Kaip jūs galvojate, ar pavyko šitą dalyką įgyventi? Bet jau žvengite rezultatą, rungtynės atrodo visiškai kitokios, negu buvo pirmajame rate tarp šių dviejų komandų. Taip, tai sakiau po pirmų rungtynių, kad mūsų akcentas truputį ne ten. Nuo paskutinio karto, kada matėmės prieš mėnesį, susitvarkėm labai daug reikalų, nugalėjom už 16, pasiėmėm didesnių skirtumų, nugalėjom atletą lygiai taip pat, kur buvo nesusipratimas pirmose rungtynėse, susitvarkėm vietinį frontą, tai tikrai viskas gerai. Šiandien dar nebuvo kelių žmonių, vis dar sergam, dar kažkas, bet tikrai merginos, kol turėjo jėgų, 2 kėlinius tikrai metėm labai gerą kovą. Faktas, suprantam, kad varžovė šiandien 100% atsiduoda, bet mes tikrai vykdėm savo užduotis, pastojom aikštę, dar kažką, tai tikrai pozityvios rungtynės. Kokie svarbiausia dabar bus akcentai likusiai reguliariojo sezono daliai? Taip, tai kitą savaitę važiuojame į Daugpilį, ten rungtynės tokios gali turėti reikšmės, jeigu nugalim tiesiog kylam aukščiau, jeigu nenugalim liekam savo rungtynių vietoj, bet apskritai aš manau, kad kaip ir sakiau po pirmųjų rungtynių, kad spėkit stabdyti dar playoffs. Toks teikis.